Sveiki bičiuliai, šiandien esu prie upėtėvo Nemuno ir čia bandysim gaudyti su dugninė. Tai va, atvariau dieną, lauksim vakaro, sėdėsim kiek sėdėsis per naktį, iš ryto, tokia rimtesnė žūklė. Pasidarysim. Tai va, Nemunas ties Raudonė, šioks toks biškelį kolchozas čia, ateinant, nežinau, mačiau kokias, iki 10 mašinų stoviniavo, irgi su dugninėm gaudė žmonės. Tai vat, visus praėjau. Radau tokį kampelį nuošalesnį ir bandysiu čia gaudyti. Tai va, likit kartu. Dambas. Tai pusė irgi. Paukščių rojus. Bele koks. Tai va. O štai šitoj vietoj, nežinau, galvoju, kad išeina srovė į bendrą ir gal kažką iš tos mėlynos platybės prisišauksiu. Bele kiek kormoranų, koks 100. Jeigu kormoranų ir, tai gal ir žuvies ir. Arba jau nebėra. Vienas iš 2. Turiu žirnio, avinžirnio. Turiu šiaip jauko. Ir dzikų. Tai tokia paprasta kombinacija bus ir bandysim čia kažką gaudyti. Nežinau, kas kips. Sakau, pirmą kartą čia tiesiog atvažiuoju, atsisėdu ir pabandysim. Tai, kaip ir minėjau, sakau, atvažiavau į nežinomą vietą, tiesiog pabandysiu pasigalinėti su to Nemunu, pasilyginti jėgas, nežinau, kaip čia seksis, net neįsivaizduoju. Tiesiog, ant tiek įdomu, kad net nesvarbu, ar pagausiu ką nors ar ne. Tiesiog pasibandyti, pasižiūrėti, kaip čia kas, tiesiog, iš įdomumą. Tai va. Tikiuosi, seksis gerai. Ir naktį, nežinau, ateis gal koks karščius, gal kokį šaplą įdomesnį raitysim. Tai va, žiūrėsim. Na ką, švystelisi mane. Periuką. Rodo. 1,4 rodo, kietas dugnas. 1,7, čia apie 1,8. O, čia labai gerai. 2 metrai. Matot, kaip nuveina į duobę. 2,4. Čia belia kokia duobė išmušta, reiktų su 2,6, 2,7. Tai 2,7. Toks biški dumbliuko yra. Ten akrodau, ten diperis su meškerės galu. 2,3. Stovi kažkokie biški šniūrai. 2,3. Ir viskas.
Kažką atpumpuoju. Kas čia bus? Kažkoks. Ar tik ne žiobris? Ogi žiobris. Tik čia. Žiobris. Žiobrį pagavau. Va tai tau. Va tai tau. Pirma žuvis. Žiobriukas. Tai, koks piktas. Ramiai. Dar visai gerai išmera. Nu ką, pirma žuvis, pirmas sudrebinimas. Po to iš karto sekė antras, tai irgi gal koks žiobrį arba šapalą. Bet dar vienas ribokas atėjo pakalbėti, biškis sutrukdė. Tai va, gerai. Nu, kažkoks judesys yra. Vieną žiobrį pagavau. Jau gerai. Tai va, irgi pakalbėjom su to žvejų čia, kur buvo atėjęs, kad irgi, nu, visas veiksmas praktiškai naktį. Tai, nu, nežinau, įsidėjau Red Bullę pusę litrą. Namuose būdams tokių nesąmonių negeriu, bet, ja, sakiau, su jums mėgai įkalis ir toliau žvejos iki kol prašvis. Tai vat. 120 gramų šėryklą neša, ridena dugnu kaip turi būti. Tai vat. Tokie dalykai. Taip. Su jauku tai va taip daro. Kuo daugiau stambios, gal koks šapalas dar ateis taškelį. Kiek eina dziko ant milžiniško kablio. Kažkaip taip. Nu, kokių 20 guminukių va tokių pravarė jau per tašką. Gal kokios varžybos vyksta spiningauti, tai neįsivaizduoju. Bet, ja. Pasirodyk karšienas. Gerulis. Oi, gerulis. Pirmas. Ar čia plakis? Čia gal plakis. Milžiniškas. Nors ir zuja. Valtis. Bet man kiem. Kažką atpumpuoju. Tik nebus. Ja, kuo.
Stambi koja. Stambi. Graži koja. Mekas. Niaukstas. Vėjas pakyla. Ir kilbukai kimba. Tie visi, nežinau, žvejai su valtim irgi iš po varžybų skirstas. Kol skirstėsi, va dar palapinę pasistačiau, jeigu sakau, užsinorėčiau miegelę vidury nakties. Bandysim pasėdėti. Praneša naktį kaip ir lietų. Tai vat vėjas. Atpūs dar kokių kritulių ir bus visai faina. Tai vat, ką žinau, kojas kimba, nedidelės šis va, tokias degtukinės. Tai nežinau kaip čia bus, žiūrėsim. Nu, bet pasėdėsiu kažkiek, nežinau, sakau. Jau tikrai nusiteikęs sėdėti naktį vakare, kiek ten sėdėsis, kiek oras leis. O kai bus, taip pažiūrėsim. piktas. Ir tik nekoja. Žainama koja. Nu, tokios skamba parazitkas. Kur tie karščiai, nieks nežino.
ką, dedam švieselę, ne? Ant galo. Kažkaip taip. Šviečia, nešviečia. Šviečia, matosi. Kažkas matosi. Ir bandysim dar biškį pažvejot naktį. Nu, sutemus, gal nereiktų sakyti naktį, bet sutemus. Ir lietus ateina. Turėtų vidurnaktį palyti. Ir uodai prisistatę visą dieną nebuvo. Tai jau. Tokie dalykai. Na, kažkas va namo plaukė. Šios neįtikėtina. Kaip čia taip? Skanaus. Kas gerat? Arba valgot. Dar vienas nelegalščiukas. Šapalėcas. Trečias. Kiek kart man tave reiks palydinėti? Plauk tik tais. O Jėzu, kaip aštriai. Čia naktį tik va tokie šapaliokai kimba. Prie raudonės. Kelintas jau pamečiu skaičių. Oi, pasileisi pats. Pasiūtės. Išprotėjęs, sakyčiau. Visai. Bet smagiai uždrebina. Geriau nei kojas. Darbo vieta atrodo. Nežinau, ar matys paskutinis galiukas. Meškerės šviečia. Spinksulė. Pasirodo mano šitą žuklavietę prie bebryno tokia. Čia šone. Mačiau, kad kaip ir yra toks, nežinau, iš šakų supilta į krantą pakila, bet galvoju, gal ką žinau, gal tiesiog šakų krūva. Pasirodo, ne, pasirodo bebrai čia gyvena, tai visą šitą, nežinau, įlankėlę, bebrų valdas. Vieną kartą jau persivertė, dabar išlindę kalbasi. Nežinau, vertėja neturi tai. Kažką kriuksi. Tai va. Svarbu man čia valų neužkabintų, nes galvos, kad šams. Geras. Tai va. Dar vieną šapaliuką pagavau tokį sprindinį. Žodžiu, tik sutemo, šapalai išlindo. Dabar jau po 9 kažkur. Jauko dar yra kažkiek, šiek tiek. Nu, kol bus kuo jaukinti, tai sakiau, tol ir sėdėsiu. Tai va, šiaip lietus turėtų jau ateiti. Nu, bet.
Dar kol kas, kol neatėjo, galiu gaudyti. Oba. Čia. Kasgi tu čia būsi? Ar tik ne šapalas? Ateik. Čia. Ar tik ne šapalas? Tu čia šlapalas būsi. Na, sakau, vien tik šapalai pradėjo. Tik su temu pradėjo įdėti šapalai. Žiūrėk, koks keliukas kaip nieka. Gražus. Jau šitas įskaitinis. Belė kaip užtampė, sakau, mečiau kamerą ir davai tik tais vieną ranką kelt, kitą ranką kamerą mest ant žemės kažkur. Tai va, būna ir taip. Gerai, ką, sėdžiu toliau, jeigu kažką įdomesnę vėl išlūpsiu, parodysiu. Ką, dar vienas neeilinis nelegalščikas. Iškart keliauja vandenin. Išvis per... Nu, kur eisi? Lauk namo. Durniau ne į tą pusę. Jo, šis va, sprindinukai šapaliukai, vienas rimtelesnis atvarė, stūktelėjo gerai ir viskas. Uodų miške yra. Bet ir vėjas yra. Kažkaip šikšnosparniai pasirodo ir tų uodų biškis sumažėja. Nu va, palapinį jau. Lietus pradėjo lyt. Susipakau viską, susimečiu palapkę, pavalgiu ir varysiu miegoti. Nežinau, kažkur apie 12. Dabar. Maži šapaliukai kibinėja, iki kol atėjo lietus. Per lietų dėl šitų šapaliukų tikrai nesėdėsiu, tai jeigu dar būtų, nežinau, kokie karščiai kibė, tai dar galim būtų sėdėti dabar. Ką aš žinau, nieko normalaus neužsikabina ant to kablio, tai nematau prasmės. Tai va, ką aš žinau, buiteks, surva. Daiktų, bardaks. Visio. Biškį apsikuisiu, sakiau, ir varysiu miegoti. Tai va. Tiek. Susitiksim šrytą. Labas rytas burzgiantis kateriai. Ja. Tai va, pakėlė mane šiandien visą flotilę kateriauskių, valtelyčių, savo burzgiančiais motorais. Sakau, pagulėsi dar kokį pusvalandį. Dėt, sako, kelkis. Kelkis, sako, ir aik žuvį paleidinėk.
Gerai, pažiūrim, ką vakar prigaudėm. Nestebuklai, bet kažkiek žuveliokų yra. Biški žuvies yra. Normas gal nepasiekiau, bet šapalas neblogas. Žebrys irgi fainulka. Tai va. Tokie žuveliokai. Vakar diperis daug žuvies kažkaip neparodė, o čia prasiskanavus tą duobę, tai kažko labai įspūdinga ir nesitikėjau. Tai vat, nežinau, kur ta žuvis pasidėjus, gal nevaikšto, gal nenori, arba kažkur kitur nemane sulindus. Tai va, kelios kojos, šaplas, žiobris, plakis toks padabnesnis ir viskas. Tai vat. Pabuvau naujoje vietoje, pagaudžiau, iš tikrųjų žiauriai faina, patiko blemba, nu toks prasibandymas jėgų. Jėgų pasimatavimas Nemuno, nu, ja, įdomu. Jei ne tas lietus, tai dar būčiau sėdėjęs tikrai iki kokios 12:01. Tai vat. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.